Sveiki. Sveiki. Aš Miranda. O aš Vanesa. Ir šiandieną Mes parodysim mūsų naujus daiktus, LPS-us ir ligoninę. ne, mes parodysim tik LPS. Nu, o antrą dalį tai visą kitą. Mes parodysim visą kitą. Jo. Tai pradėkime. Jo. Tai pirmas LPS-as yra toks violetinis triušis su žaliom akim. Tai magnetuką. Antras LPS yra tokia taksė, ruda ir labai graži. Tai šitus kadrus mes labai laukiam. Labai laukiam. Na ir su rudom akim. Su oranžinėm. Su rudom. Su rudom, ne? Rudom. Komentaruose geriau parašykite, ar su rudom ar su oranžinėm. Mane blogai mato, man atrodo. Tai nesvarbu. Paskiau turime tokią karvutę. Pilką rudą, nežinau, su tokiais plaukeliais. Buvo. Su be magnete. Super magnete. Tai toliau čia yra tokia miela, maža borželė. Paskui yra toks juodas Yorkshire terjeras su Yorkshire. ilgo plauku. Labai graži mergytė. Ir jį be magnetėlių. Tai čia yra irgi tokia katė. Mes irgi labai laukiam juos. Paskui čia yra tokia maža pelėda. Tokia violetinė. Rožinė. Nesvarbu. Tai čia yra tokia rožinė panda. Su rudom akim. Oi. Ir čia toks baltas ar geltonas šunelis, nežinau. Labai gražus rudas. Tai jo, čia atsiprašau, aš pasakiau rudas, bet čia yra baltas. Ir rudas. Tai čia toks geltonas katinas. Jo. Labai gražus. Su mėlynom akim. Kaip snaigelės. Ups. Tai jau dabar viskas. Paskui čia yra tokia pilka katelė. Jo, labai gražu. Tai toliau čia yra toks pelikanas. Labai juokingas. Su blizgučiam. Violetiniam. Blizgučiais. Su blizgučiais. Violetiniais. Nu. Čia yra 3 tokias varlės. Čia tokia yra tamsiai žalia. Čia yra šviesesnė žalia. O čia yra tokia mėlyna. Ir jie visi turi, tie 2 turi taškelius, šitas neturi. Tai jo. Po to čia tokie 2 vilkiniai šuniukai. Mergaitė ir berniukas, nesvarbu. Abi yra mergaitės. Po to čia yra 2 vyrų kiaulytės. Čia tokia mažesnė, čia didesnė. Čia yra tokia violetinė. Violetinė, ruda. Kažkaip ruda. Ir čia yra tokia geltonas su rudu kailiuku. Čia yra toks geltonas trušelis. Su žaliom akim. Labai mielas. Čia yra tokie 3 vaikeliai, čia toks geltonas. Po to čia yra toks geltonas šuo. Su rudom akim. Po to čia yra toks driežas mėlynas ar žalias su tokiais blizgučiais. Tai čia yra toks mažas, labai mielas, šunelis. Mes galvojam, kad jis bus didesnis, bet... Jo, nes visi buldogai tokie didelį, bet jis toks mažas. Nu, aš tik dabar atrodo toks didelis, bet ant yra labai mažas. Po to čia yra toks vėžlys, vėžliutė, nežinau, su tokiais taip pat blizgeliais. Žalia, tokia labai faina. Koja čia toks mėlynas povas. Su violetiniom akim. Po to čia yra toks kitas buldogas, toks rudas, labai gražus. Čia irgi labai mielas raigutė.
Čia yra toks meškelis rudas. Jo. Su tamsiai rudom auselėm. Ui, čia ir toks šarvutis. Su žaliom akim. Ir labai didelė galva. Jo labai. Kūnelis toks mažas. Po to čia yra tokia, nežinau, kiaulytė ar žiurkėnukas su žvaigždutėm ant galvos. Ir labai mažas kojelis. Tai čia yra toks labai gražus banginis. Su žvaigždelė ant galvos. Jo, su jūros žvaigždelė. Ir dar šypsus. Labai mielas. Po to yra čia toks šuo, pilkas su liežuvėliu iškištu. Ir čia tokia labai gražią katę, rudą, svirnam akim, su gėlyčiom ant ausų. Kaip auskarai atrodo. Jo. Paskiau čia yra toks geltonas šuo su rudu muselė ir taip toliau. Labai gražus. Čia yra toks veltinis lokys su žaliom akim. Paskui yra čia toks žališkas ar mėlynas šunelis, nežinau, su žaliom akelėm. Fainas, mielas. Tai čia yra tokia toks aštuonkojis. Paskui čia yra toks strutis violetinis. Tai čia yra tokia žuvis, mėlyna, su žaliom akim. Paskui čia toks irgi vėžlys ir jo šitas šalmas, nežinau, namelis šviesti. Tai čia yra paskutinis LPS-as, žiurkėna, su mėlynom akim. Ačiū, kad žiūrėjote. Laukite antrą dalis. Ir antroje dalyje mes parodysime namelį ir daiktelius. Nuo ligoninė. Čiau! Ate.